Draugai, ar jūs mėgstate žiūrėti filmus? Ar jūs mėgstate žiūrėti serialus? Tam aš čia ir esu. Ar jūs buvote situacijoje, kai norėjote draugui parekomenduoti filmą, bet neatsimenate jokių filmų? Galbūt prisiminėt filmus, bet draugas prašo būtent siaubo filmų ir jūs tiesiog jums dingo iš atminties. Tai aš čia tam ir esu, kad realiai jūs painicijuočiau kartu tokį sukurti community, kurie žiūri filmus ir serialus. Na ir o jeigu žaidžiate žaidimus, tai lygiai tokį patį video turiu sukūręs dabar ir savo antram kanale, kurį galite pažiūrėti tą, jeigu nemėgstat filmų ir serialų, bet tada sakyčiau, kad jūs keistas žmogus esate. Aš tiesiog esu toks žmogus, kuris mėgsta užvesti žurnalus ir sekti tą, ką žiūriu, žaidžiu ir bet kada žinoti, ką žaidžiau ir ką žiūrėjau. Noriu jums pristatyti mano atrastą tokį šedevrą ir tai yra websaitas Letterboxd. Jau turbūt girdėjote apie IMDb ir čia yra websaitas, kur galite pažiūrėti, kaip vertina filmus. O IMDb naudojatės tikriausiai, kad pažiūrėti filmų reitingus ar trailerius kokius. Ir jeigu jūs labai išmanus, tai greičiausiai susikurdavot ir listus. Tai aš pats turėjau listą, kaip watch listą tiesiog susidėjęs. Čia įsidėdavau filmus, kuriuos noriu peržiūrėti, arba turėjau pasidaręs matyti filmai. Na bet man labai užknisdavo iš tą dėti. Mėgstamiausi filmai Hot Hollywood, Ana Darmas. Neklauskit. Geros dokumentikos, serialai, kurie pažiūrėti, ir mėgstamiausi serialai, ar kuriuos dabar žiūriu serialus. Bet šitą jau palaidojau. IMDb yra geras websaitas, jis nelabai skirtas žurnalizuoti viską. Mažiau vartotojų draugiškas. Ir štai čia ateina Letterboxd. Letterboxd įsivaizduokit, kad yra jūsų Instagramas ar jūsų Facebookas, tik tai skirtas filmams. Čia gali turėti draugus, kaip per ONLT būdavo. Bet tu matysi tik filmus, kurie žiūri ir kaip juos vertina ir ką parašo apie juos ir ką įsidėję irgi savo watchlistą. Tai dabar manau, kai jau suprantate, apie ką apskritai yra websaitas ir ką bandysiu pasakyti, tai aš tiesiog noriu, kad daugiau žmonių community iš Lietuvos ateitų čia, prisijungtų ir mes sukurtume tokią bendruomenę. O dabar leiskite jums pristatyti visas funkcijas, kuris turi šis websaitas, bet prieš tai kultukas. Ir funkcijų nepristatysiu be kultuko. Ir kultukas kaip tik išleido gazuotus savo naujus be kafeino gėrimus. Tai Kult Zero Caffeine Bubblegum ir Kult Original Zero Caffeine soft drinkai. Tai čia jau yra ne energetinis gėrimas, o čia yra energetinio skonio gėrimas, kuris turi B grupės vitaminų. Juos jau gali rasti parduotuvėse, aš jau ragavęs abu ir mano mėgstamiausias, žinoma, kad originalaus skonio. Jau turbūt nebegaliu sakyti, kad gėrimas skirtas nuo 18 metų, tai galite eiti ir ragauti. Kokie dūmai parėjo. Sveikas sugrįžęs, Lukai. Tai šiais metais aš dar filmų nelabai spėjau daug pažiūrėti, tik vat, pavyzdžiui, 18. Čia vat matote mano profilį. Taip trumpai parodant, va čia aš. Čia matote, kiek filmų iš viso turiu įsidėjęs, kad peržiūrėjęs. Čia kiek peržiūrėjau šiais metais. Čia kiek esu padaręs listų, kiek žmonių seku ir kiek žmonių mane seka. Turbūt atrodo, kad čia labai daug visko, bet patikėkit manim, nusiraminkit, čia tikrai nėra labai daug visko. Čia iš karto atėjus į profilį matot mano, tarkim, įsidėtus mėgstamiausius filmus. 4. Lygiai taip pat ir jūs galite įsidėti savo 4 mėgstamiausius filmus ir rodo mano 4 paskutinius žiūrėtus filmus. Ir aš šitą visą laiką seku, tik pažiūriu filmą, nueinu į Letterboxdą, įvertinu, palieku atsiliepimą ir įdedu čia. Matote mano neseniausius reviewsus, labiausiai popular reviewsus. O, Marto filmas. iFotografija. Vertinau 8, parašiau savo nuomonę ir matau, kad 19 žmonių netgi įsidėjo, kad matė šitą filmą, 8 palaikino. Galima pažiūrėti ir ką kiti žmonės rašo būtent apie šitą filmą Marto. By Martas Stankevičius. Tai vad, žiūrint filmus, iškart matote, kad directed kokie žmonės. Ar yra sukūręs dar filmų? Ne, tik vieną. Matote, vad, cast, kas dalyvavo filme. Čia rašo ir crew, visas detalės galim pažiūrėti, kokia kalba, koks žanras yra ir kur buvo filmas išleistas. N7, tik tai nuo 1 klasės galite Marto filmą žiūrėti. Vat ir pavyzdžiui, Aurimo filmas čia yra. Ai, jau padarė angliškai pavadinimą. Paddling Through Atlanta. Ok. Ir parašiau, kad negaliu duoti savo review, nes mačiau gazilioną kartų. Nu, jį montavau. Lygiai taip pat nueitume į Aurimo filmą. Čia irgi matome, žmonės vertina. Ir šiaip labai gerai vertinimai buvo. Tai čia, vat, yra bendras vertinimas ir jis yra iš 5. Tai 3,7 iš 5 tikrai nėra blogai. Čia iš karto rodo, kokie draugai irgi matė, kurie nori pažiūrėti, paskaityti visus reviewsus, pamatyti, kad komandai esu ir aš pats, editor Lukas Čestovas. Ir matome Aurimo Valujavičių bereikia kartų. Žanras dokumentika ir kad buvo išleistas Lietuvoje, kad dar užsienį nebuvo. Tai gerai, paprastas filmas. Nežinau, pirmas žodis gal. Dog. Ateinu. Na gerai, šito nemačiau. Nemačiau, bet turiu watchlistą. Jūs susirandat filmą, įsidedate į watchlistą. Jeigu patiko, palaikinat, jeigu tiesiog peržiūrėt, pažymit watch. Aš ką dar padarau, visą laiką įvertinu šičia ir review or log paspaudžiu, kur užpildau datą, kada parašau. Man labai patiko šis filmas, norėčiau daugiau tokių filmų. Tai va, ir paspaudžiu save. Ir mano draugai matys, kad aš mačiau šitą filmą. Bet dabar kol kas palieku į watchlistą. Anksčiau dar sudėdavau filmus į žanrus, IMDb kai buvau, bet dabar taip nedarau. Turiu tiesiog savo listus, kaip
mėgstamiausi filmai, 23 metų top 10 padariau filmų šitą listą ir filmai, kurie buvo mano top 4, bet jie galbūt iškris, tai dar tokių nebuvo. Žinot, kaip filmą įsidėt, kaip pareviewint, sakykime, esame pas mane profilyje, greit praeisiu pro šitą pailgą juostą, profilis, activity, ką aš padariau, kokius reviewsus gal aš pats įvertinau, prie friends rodo, ką mano draugai veikia, ką jie gal įvertino, jeigu prie jų tai rodo, kad aš ką įsidėjau ir ką aš padariau, arba incoming, galbūt kas mane pasiekė, pavyzdžiui, Karolina prieš mėnesį, ką Karolina tu žiūri. Nu, fainus filmus žiūri, matau. Nu, nežinau, bent jau thumbnailai filmų patinka. Nežinau, ar bet kurį šitų esu matęs. Maldėts, Karolina. Štuka 300 filmų peržiūrėjo Karolina. Toliau, films. Čia labai geras dalykas. Dabar žiūrėkit, jūsų mama klausia. Lukai, kokį filmą man pažiūrėti, pasakyk man pagaliau. Tu ateini į Letterboxd'ą, nueini profilį, įsijungi savo films ir čia yra tavo visi absoliučiai matyti filmai. Va, 11 puslapių. Visi matyti filmai. Jie dabar yra suskirstyti pagal datą, pagal release date pas mane čia nustatyta. Bet sakykime, gerai mama, ar tu norėtum šiandien žiūrėti, nežinau, ką tu mama? Kriminalinę, sako, labai noriu pažiūrėti šiandien, Lukai. Gerai, mama, kriminalinę, ne? Pažymė mamai kriminalą. Mama, ar norėtum žiūrėti šių metų filmą? Na, čia jau labai specifiškai bus. Ar norėtum žiūrėti šių metų filmą, mama, ar norėtum žiūrėti iš praeito dešimtmečio? Nu, aš norėčiau, žinok, labiau 2000-ųjų. Gerai, 2000-ųjų. Aha. Mama, ką dar mama palauk? Ir tada paskutinis dalykas, mamai, ką aš galiu padaryti, tai įsidėti arba average reitingą nuo aukščiausio iki žemiausio, arba mano reitingą nuo aukščiausio iki žemiausio. Ir tada iškart matau, kad geriausiai kriminalinis 2000-ųjų filmas mano įvertintas yra koks čia? The Departed. Va, labai geras filmas. Ir va taip einam. O sakysiu, mama, nu tik nežiūrėk Wild Things Diamonds in the Rough. In the Roof. Roof. Jo. Šūdin, 2-4. Nu, kad sužiūriu tokius filmus. Aš. Kartais. Ir įsidėdu, kad nepatiko. Tada ateina tėtis, sako. Lukai, man komediją parekomenduok. Spaudžiu komediją. Lukai, man davai šio laikinę kokį. Tai gerai, aš any decade pažymė. Nesvarbu, tėčiai sako, kada. Bet aš noriu žiūrėti, Lukai, ne pagal tave, nes tu nelabai turi skonį, bet sako, dauguma kaip vertina. Aha, viskas. Koks žanras palabuvo? Ai, aš paspaudžiau 2 kategorijas pasirinkau, tai atžymėsiu kriminalinę, paliksiu tik komediją ir pagal average reitingą nuo didžiausio, matau, kad Parasite yra top 1. Life is Beautiful, The Truman Show ir Everything Everywhere All at Once. Ir tu gali kažką pasakyti apie tas filmus, nes tu jos matei. Tas yra žiauriai fainai ir man labai patinka. Toliau, diary tavo. Tai čia tavo dienoraštis. Tiesiog rodo datas, kada tu jį paloginai, kokį filmą. Jau 2 mėnesius nežiūrėjau filmų. Reviews tai reviews. Watchlistas tai filmus, kuriuos aš paspaudžiu tą ikonėlę ir juos įsidedu, kuriuos norėsiu peržiūrėti. Va, įsidėjom Dog iš naujo. Tai čia, kur sakiau, kur dariau top 10 savo filmų iš 23 metų. Čia tik tokia, kuriuos reviewinau. Ir favoritai lygiai taip pat atsidarau ir matau šitaip. Aš net favoritų netaip naudočiaus kaip ta funkcija, kur prie filmų tiesiog suskirstyti pagal žanrą ir panašiai. Bet smagu, kad yra šitas. Likes tiesiog palaikinti, bet aš laikinu, jeigu man nors ir kažkiek patinka. Tagus gali turėti, aš tagų nededu, bet kai logini filmus gali uždėti tagą, tarkim, kinas. Parašai kinas, tarkim, atsidarai filmą, review or log ir gali dėti tagą ir kinas. Uždėti tokį tagą ir visada, kai žiūrėjai kine, tai pasirašai, tarkim, kinas ir tau bus suskirsta į vieną kategoriją, kur matysi, tarkim, visus filmus, kuriuos tu žiūrėjai kine. Ir tada galėsi apskaičiuoti, kiek tu išleidai pinigų ant kino, kiek išleidai ant popcorn. Na, nežinau. Galit, jūsų laisvė, žodžiu. Toliau, network. Tai čia yra žmonės, kurias aš seku. Šitas bičas. Žiūrėk. Šitas bičas yra nesveikas. Jis yra peržiūrėjęs 8339 filmus. Jis į dieną pažiūri 4 filmus consistently. Visiškai. Ta prasme, aš nežinau, ar jis gyvena iš to, ar ką jis veikia, bet jis kiekvieną dieną pažiūri po 4 filmus. Tai aš atsidarau, matau, kad 20, jis jau šiandien pražiūrėjo 2 filmus. Vakar pažiūrėjo 4 ir kiekvieną ir parašo review va tokius ilgus. Čia yra įvairiausių žmonių. Eimantė turi accountą Eimantė. Eimantė nereviewina filmus, bet jį vertina žvaigždutėm ir pažymė, kad jos pažiūri ir dedasi į watchlistą taipogi. Ir tada yra stats profilio skiltyje A Life in the Film. Kietas dalykas, nes čia gali pamatyti savo tokį summary. Žinau, summary, kur rodo pagal metus, kiek žiūrėjai filmų. Nu, čia tiksliau, kuriais metais išleisti filmai buvo. Highest rated decades, kad 90-ųjų filmus geriausiai vertinau. Čia būtent apie mane viskas eina. Tada antroji vietoje 2010s ir tada 2000s. Rodo, kokį žanrą daugiausiai pražiūrėjęs. Keista, kad komedija. Šiaip nėra, kad mėgstamiausias. Bet highest rated tikrai nebus komedija. Highest rated yra apie karą filmai. Istoriniai, western. Daugiausiai pražiūrėjom filmų, kurie sukurti Amerikoje, of course. Bet highest rated buvo iš Hong Kongo.
geras, įdomu. Arba Highest Rated yra... Ai, čia Highest Rated, kuria kalba buvo. Tai danų kalba pas mane buvo aukščiausias vertinimas. Ok. Bet daugiausiai žiūrėta angliškai, of course. 12 lietuviškų mačiau. Čia temos yra, čia rodo, kiek filmų pražiūrėjai iš, tarkim, Letterboxd Top 250 ar Box Office Mojo All Time 100. Kolekcijos. Šitas fainas dalykas, kad tu gali realiai pažiūrėti, kokių tų filmų trūksta. Spider-Man, tarkim, collections yra. Ir yra 4, tarkim, Spider-Mano filmai. Ir aš 3 iš jų esu peržiūrėjęs, nes matau žalią ikonėlę, va čia ant šito. Ir matau, kad Spider-Man 4 vis dar bus productione. Tai iš karto aš turiu įsidėjęs į watchlistą jį. Ir dar neaišku, kada jis išeis. Visa informacija mama iš kitų oficialių puslapių, kai atsiranda tik kažkas apie filmą, tai jis čia irgi atsiranda. Daugiausiai pražiūrėjęs, čia netyčia, žinokit, pažymėjau, kad Twice. Šiaip antrą kartą aš nelabai žiūriu filmų, tai nežinau, kodėl iš čia. Scream Collection, va. Screamo visas dalis likti peržiūrėjęs irgi. Tai šis čia buvo, kad Most Popular, kurias peržiūrėjęs, Complete 37 ir Almost Complete, va čia galite pamatyti, ko jums trūksta. Iš 305 dienas, iš 3. The Mummy, kažkurio vieną nematęs. Jeigu tiesiog biškai turi tokį UCD ir esate pedantas kažkiek, norit apsitvarkyti šitus dalykus, tai galite čia pažiūrėti, ko jums trūksta ir dasim užžiūrėti. Su aktoriais lygiai tas pats galime pažiūrėti, kurios daugiausiai vertinės, kurie buvo filmuose, ar režisieriai, lygiai tas pats. Ir Crew Studios galite kiekvieną pažiūrėti šitą dalyką. Ir galiausiai pasaulio žemėlapis, kur matote irgi visą mapą. Tai va, Letterboxdas. Jie manęs kaip ir neremia, tai aš neturiu kažkokio koduko, kurį ten affiliate linką galėtumėt paspausti. Tiesiog eikite į Letterboxd, yra ir appsas telefone. Užsiregistruokit, pasiekit mane, pasiekit įmantę, pasiekit savo draugus. Skleiskit žinią, kad yra toks dalykas ir pažiūrim, kokius filmus vienas kitą žiūrim. Ir davai, jeigu surinku, kiek čia realu? Nu jūs galit. Davai, kai surinksiu 300 followerių, daugiau negu 300 followerių Letterboxd'e, aš padarysiu davai dar vieną video, kur žiūriu jūsų profilius ir bandau nuspėti, koks jūs žmogus esate iš pagal tai, kokie susidėję į filmus esate į favorite films, ar kaip prašote, kokius reviews ar vertinate filmus. Tai čia galėsim kažkada pasidaryti ateityje. Dabar jūs turite vieną darbą. Papildomas Lukos segmentas. Labai ilgai nekalbėsiu, bet yra ir Serialized, kuris yra visiškai identiškas realiai Letterboxd'ui, tik jis yra prasčiau padarytas. Pirmoje vietoje būtų Letterboxd, jis labai išdirbtas ir panašiai. Tada eina Backlogged, apie kurį papasakojau savo antram gaming kanale, kur sakiau, jeigu domite žaidimais. Ir tada eina Serialized. Aš Serialized naudoju tiesiog, kad sekti serialus ir kaip aš jas žiūriu. Tai kai peržiūriu seriją, aš ją irgi pasižymiu. Aš nelabai rašau čia reviewsus. Bet jei nueinu ant kokio serialo, tai galiu matyti, va, kurios sezonus, kad čia tai reiškia, kad peržiūrėjęs. Čia kad įvertinęs, paspaudžiant sezoną, matau visas serijas, kaip vertinau. Tai aš tiesiog taip paprastai va supildau. Čia galima pažymėti, kad jau numetei serialą į šalį, kad užloginai, kad užpauzinai, kad žiūri, currently watching ar jau kad peržiūrėjai. Čia galit patys pasinalizuoti. Aš labai daug laiko neįdėjęs į šitą, bet aš susidėjęs serialus tiesiog, kad žiūriu, kad nepamirščiau, kokį žiūriu ir pasižymėjęs kurią seriją, nes man labai dažnai būna, kad sugrįžtu po kažkiek laiko ir neatsimenu, kur žiūrėjau tos serialus. Nes, pavyzdžiui, Teen Wolf aš jau nežinau, prieš kokius 8 metus jaučiu žiūrėjau ir jeigu kada norėčiau pažiūrėti toliau Teen Wolfą, tai tik su šį čia galiu atsiminti, kur aš jį peržiūrėjau iki kur. Lygiai taip pat čia galim koleminti, galima sekti žmonės. Kiek mane? 4 žmonės mane seka. Nu va, kaip gerai. Jis matau, kad biški ir mažiau populiarus. Bet smagu, kad toks variantas yra. Tai va, su jumis čia buvau aš, Lukas Čestovas. Ačiū, kad laikinat, žiūrit ir komentuojate. Instagramą turiu, TikToką turiu, žinok, visur esu. Jums reikia pasiekti mane. O aš tada kažką pakursiu. Žodžiu, davai.